Ir paprastas lakas gali atrodyti puikiai ir laikyti tikrai ganėtinai ilgai. Tad kaip tą padaryti, aš pasidalinsiu savo puslapiuose, Instagram ir Facebook. Prašom, pamėkite juos, pasidalinkite ir mėgaukitės informaciją. Tad štai, lakavimo taisyklė numeris 1, viena pagrindinių, tai yra lakuojami bet kuriuo laku, tik tai sveiki nagai. Išskirtiniais atvejais galima vienkartinai pagelbėti, bet tik su meistro priežiūra ir rekomendacijomis. Tad siūlau neslapstyti nepatogių, negražių nagų po lakais, o juos tvarkyti ir tada būtų galima mėgautis bet kokiu laku visą laiką. Taisyklė numeris 2. Viršutinis ir apatinis sluoksniai. Būtinai naudokite lako pagrindą, kadangi jisai apsaugo nagą nuo įsigeriančių pigmentų lakų bei duoda sukibimą geresnį nagui, tuo pačiu apsaugodamas nuo visų pašalinių nenorimų pasekmių. Viršutinis sluoksnis suteikia gražų blizgesį ir duoda lakui tvirtumą ir geresnį išnešiojimą. Tad būtinai pabandykit ir pasinaudokit. Taisyklė 3. Tai yra būtinas išdžiovinimas maksimalus kiekvieno lako sluoksnio. Tai reiškia, kad užtepus vieną sluoksnį, būtinai jį pilnai išdžiovinam, tada galim tepti sekantį sluoksnį. Tai suteikia tvirtumo taip pat geresniam išnešiojimui. Ir dabar apie patį džiovinimą. Yra džiovinimui skirtų begalės priemonių dabar, yra tepamų, lašinamų, purškiamų, įvairiausių, bet problema yra tame, kad jas galima naudoti tik tai viršutiniam sluoksniui. Tad vis tiek po apačia kiekvienas sluoksnis turi būti išdžiūstamas savaime. Tad kaip tą padaryti, ypatingai vasarą, kai yra karšta ir lakas tiesiog nenori džiūti. Tad aš turiu tam tikrą atradimą savo padarytą. Labai noriu pasidalinti su jumis ir labai jums rekomenduoju išbandyti. Tad štai, turiu paprastą pigutį ventiliatorių, skirtą savo vėsinti, bet labai pagelbėja ir paprastam lakui džiovinti. Tad kiekvieną sluoksnį pilnai pravėsinam, pradžiovinam, tada kitus sluoksnius ir jau viršutinį sluoksnį vėl pilnai išdžiovinus galima tepti bet ką turime užbaigimui džiovimo, kad dar užfiksuoti jį. Tad gero lako nešiojimo ir tikrai jisai laikys puikiai.